Labas, mėgiai. O šiandien noriu pakalbėti apie kavą. Nepaslaptis, kad mes pasileidau savo kavą Wayfinders. Ilgą laiką apie tai galvojau, ilgą laiką svarsčiau ir ilgą laiką testavausi skirtingas kavas. Mano viena pažįstama atsiuntė, tai sako, ar bent jau yra skani kava. Sako, tiek, kiek laiko yra įdėta į tą kavą, kiek pastangų išragauta, tai yra. Tai jeigu taip trumpai apie pačią kavą, tai yra 100% arabika, pakuojam po 250 gramų, iš karto sumalta. Norėtus, kad būtų pupelėmis, bet kai tu keliauji, pupelių turiu rankinę tokią malonėlį, bet ne visiems patogu. 250 gramų tikrai savaitgaliui, nedidelė išvykai ar nedidelė stovyklėlė ar geram žygiui, visiškai pilnai per akis, patogi pakuotė, jinai atsidaro, jinai šitą atsidaro ir puikiai užsidaro, tai visą laiką išlaikysi šviežią kavą ir hermetiškai užsidarys, nepridrėks, neišbirės. Tas yra irgi patogi pakuotė. Toliau pati tai vadinasi Brazil Santos, iš šito regiono auginta kava, pasižymi lengvų šokolado ir kakavos natomis ir pakankamai švelni kava. Tai tikrai daugeliu skonių tinka. Nemėgstu, kai būna kartu, bet ir kitą kartą, nes nori, kai yra per saldu ar kažtai tai atrasta būtent šitą. Ta pačia kava, kaip jos visas procesas atsirado. Turėjom tokį projektą apie kavas, tai teko nemažai domėtis, o galiausiai buvau užsisakęs skirtingų gamintojų, skirtingas kavas, jas testavom, žiūrėjom, kol galiausiai apsistojau ties vienais lietuvaičiais iš Klaipėdos, su kuriais palaikom gerą ryšį. Tai irgi buvo užsisakyta praktiškai visa jų produkcija, ką jie gamina, ką jie siūlo, ir išragautos kavos, tada atrastas skonis, kuris ne tik man, bet ir daugeliui patiko. Mes su vienu spa centru dirbome ir tenai žmonės atėjo, ragavo kavas, kolektyvas, renginius organizavom įvairius, kur vaišinome tą kavą ir rinkome atsiliepimus. Tai šita kava turėjo geriausius, kiek girdėjom ir atsakė žmonės, kad labai skani kava, labai mums patiko, kur galima įsigyti, net ir taip buvo. Tai labai džiaugiuosi šito procesu. Taigi taip gimė visa šita kava. Begalė išleista pinigų ant testavimo, išsiaiškinti kuri, kaip, kas, kokie skoniai, nes kalbėti vieną, o kai yra realybė kita. Plius, ne mano viena nuomonė. Turėjom, dabar galvoju, bus bendroji sumoji, paėmus virš 500 žmonių. Ragavo tas visas mūsų kavas ir iš tų visų mes rinkome atsiliepimus. Tai džiaugiuosi, kad nėra šiaip savo. Sugalvojau, padariau, bet ir buvo visas pilnas procesas. Taigi, trumpai apie visą šitą kavą. Svarbiausias dalykas, kad ragautumėt ir paliktumėt atsiliepimus. Tai dabar, kadangi jau turime viską sufasuota, paruošta, išdirbta technologija, tai galimas ir pakankamai greitas gamyba ir pristatymas. Plius, ką darau, tai užsakinėjau nedideliais kiekiais. Nes kavą skrudina ir tą pačią dieną sumala, supakuoja ir išsiunčia. Tai bus savaitės skrudinimo ir malimo laikotarpis. Kitą kartą netgi dar greičiau. Tai taip apie čia pačią kavą, o bandysiu dar pasidalinti su jumis keletą vaizdų, nes čia, ką dabar šį rytą, kai dariausi kavą, mes su bičiuliu jau netoli metų keliaujam, daromės kavas ir dalinamės įvairiais įspūdžiais. Tai galėsiu ir pasidalinti iš kalnų vietovių, kur buvau, kur mes gėrėm kavas įvairias. Aš jas irgi taipogi vežiausi skirtingas kavas, mes ragavom. Tai gero ryto puodelio. Aš šiandien irgi džiaugiuosi prieš prasidedant stovyklai, darau video. Tai rytinis puodelis ir reikės jau skubėti ruoštis. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. Skanaus.